Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Elisa, encantada de conoceros. Mano vardas Elžbieta, sveiki atvykę mano kanalą. Ir šiandienos pamoka yra apie ispanų kalbą. Ir šiandien jūs išmoksite daugiau nei 200 žodžių. Taip, daugiau nei 200 žodžių per vieną video. Bet iš ko susidaro šitas video? Jūs daugumą šitų žodžių tikrai jau žinosite, nes aš šiandien pasakysiu tuos žodžius, kurie yra labai panašus į anglų kalbos žodžius. Ir dėl to jūs galite padaryti savo tokią asociaciją su anglų kalba. Dėl to jūs ir išmoksite per vieną video daugiau nei 200 žodžių. Kai kurie žodžiai, žinoma, jie skirsis tarimu, jie skirsis galūnę, taip, jie turės skirtumą, bet pagrindas, jūs tikrai, kai aš sakysiu kiekvieną žodį, jūs tikrai sąsają su anglų kalba savo tikrai padarysite. Ir galime pradėti. El actor, la actriz, admirable, el alcohol, el altar, el animal, artificial, el bar, la base, brutal, el cable, la capital, el carbón, el cartón, central, el cereal, el cheque, el chocolate, circular, civil, el club, colonial, la coma, el coma. Va šitoje vietoje tikrai yra skirtumas. La coma, taip, kablelis, o el coma jau būtų koma, kai žmogus ligoninėje guli ir jis yra komoje. Vat, žiūrėkite, artikelis pakeičia žodžio reikšmę. Dėl to visada daiktavardžius mokykite su artikeliu. Ir kaip galėjote pamatyti, čia yra visi žodžiai. Taip, ir daiktavardžiai, ir būdvardžiai. Būdvardžiai žinoma be artikelio, o visi daiktavardžiai su artikeliu. Ir važiuojame toliau. La conclusión, la confusión, considerable, el control, cordial, el criminal, la crisis, cultural, el debate, la decisión, la dimensión, el director, el disco, la división, el doctor, el dragón, el drama, el enigma, el error, exclusivo, exclusiva, tai pakeičiam vyrišką moterišką giminę. La excursión, experimental, la explosión, la extensión, exterior, extra, factor, la familia, familiar, fatal, federal, el festival, el final, flexible, formal, informal, la fórmula, fundamental, el funeral, la gala, el gas, el general, arba tiesiog general be artikelio būtų būdvardis, el génesis, global, habitual, el hobby, el honor, horizontal, el horror, horrible,
el hospital, el hotel, la idea, ideal, implacable, incurable, individual, industrial, inevitable, inferior, inseparable, el inspector, la invasión, invisible, irregular, regular, kilo, lateral, legal, ilegal, liberal, literal, el local, el manual. Ir su el manual. Taip, tai gali būti knyga, jeigu el manual, taip, knyga kažkokia, o jeigu be artikelio, jūs sakysite tiesiog manual, tai vadinasi, jūs sakysite, kad kažkas yra padaryta rankomis, tai vadinasi rankinis, taip, rankinio darbo. El material, medieval, mediocre, el melón, mental, moral, el metal, mortal, inmortal, el musical, múltiple, natural, noble, normal, la nostalgia, la ópera, oriental, occidental, norte, este, oeste, original, particular, la pasta, penal, el perfume, el piano, peculiar, personal, el planeta, el plástico, plural, popular, principal, probable, la propaganda, el protector, radical, la religión, la región, la reunión, la revisión ir, atkreipkite dėmesį, visos galūnės, kurios baigėsi sion ir sion, jos yra moteriškos giminės, bet jums jau palengvinimas. El ritual, rural, sentimental, similar, simple, singular, social, el sofá, sostenible, superficial, superior, el taxi, la televisión, terrible, el terror, el té, total, tropical, universal, la versión vertical, el violín, visible, visual, vital, vulgar, vulnerable, so. Toliau bus žodžiai, kurie anglų kalboje turi vieną galūnę, taip, ir tie patys žodžiai, jie tiesiog ispaniškai turi sion galūnę. La acción, la acusación, la adaptación, la adopción, la aplicación, la asociación, la aspiración, la atención. Aš galvoju, kad la galiu praleisti ir nesakyti, nes visur bus moteriška giminė. Aspiración, atención, autorización, celebración, circulación, civilización, clasificación, colección, colaboración, combinación, compensación, composición, concentración, decoración, descripción, ficción, información,
la inspección, interrupción, introducción, investigación, nación, operación. Toliau bus žodžiai, kurie anglų kalboje baigiasi ARY, y en el español, o ispanų kalboje jie baigiasi ario arba aria, taip, o galūnė vyriška arba moteriška. Taigi, el aniversario, el diario, extraordinario arba extraordinaria, el itinerario, el salario, el secretario, la secretaria, el vocabulario. Toliau bus žodžiai, kurie anglų kalboje baigiasi ik, o ispanų kalboje baigiasi iko, ika. Akademiko, alkoholiko, bet aš jums rašau taip A raidelę, kad jūs žinotumėte, kad čia yra galima sakyti ir vyrišką giminę, ir moterišką giminę. Artistiko, autentico, cómico, doméstico, eléctrico, el pánico, romántico, el tráfico. Toliau bus žodžiai, kurie baigiasi anglų kalboje OUEC ir ispanų kalboje OSO, taip oso arba osa, o vyriška giminė A moteriška. Contagioso, curioso, delicioso, famoso, nervioso, misterioso, religioso, glorioso. Sekantys žodžiai yra irgi anglų kalboje CT baigiasi, o ispanų kalboje CTO arba A, vyriška arba moteriška giminė. El acto, el artefacto, el conflicto, el contacto, correcto, exacto, el impacto, el insecto, perfecto, el producto. Čia buvo visi žodžiai, virš 200 žodžių, kuriuos jūs dabar žinosite ispanų kalboje ir galėsite juos naudoti savo kasdienėje kalboje. Ačiū, kad buvote su manimi, neužmirštame, man patinka pirštą į viršų, palaikyti video, prenumeruokite, dalinkite su draugais, komentuokite, rašykite komentarus, bendraukime per komentarus. Y yo greitai susitiksime en el próximo video. Hasta pronto!